Na tai ką, sveiki mielieji, su jumis Bratukas ir jo pirmasis YouTube'o video. Na, šiaip jau antrasis. Ir ką mes šiandien darysime, tai šiandien važiuojam apžiūrėti ir padaryti sklypų apžvalgas. Pažiūrėsime, kaip pasirinkti, į kokius kriterijus atsižvelgti ir apskritai pasižiūrėsime, kokių yra variantų ir pasiūlymų Vilniaus mieste ir aplinkui. Nes, kaip žinia, Bratukas ieško sklypo. Kol nebus sklypo, tol negalėsiu pradėti statybų. O kol nebus statybų, kol nebus sklypo, nebus ir gero kontento. Nekreipkit labai dėmesio, dar šiek tiek užtinės, akys užkrytę, nes kėliaus labai anksti, 7 valandos, šeštadienis. Jaudinaus, tikrai jaudinaus, dar kaip sakant, neragauta duona ta YouTube, nesu daręs tokių video. Dar galiu sakyti, tikrai nemoku, tai bus įdomu žiūrėti ir pačiam, kaip augu su kiekvienu video, kokias klaidas darau. Aišku, po kokių metų pasijuoksiu, pažvengsiu iš šitų pirmų video, bet tikrai įdomu. Įdomu bus stebėti šitą visą kelionę. Ruošiaus tam, labai norėjau ir taip eksprontu praeitą savaitgalį nuvažiavau, nufilmavau. Važiuojam, sakau, darom. Žinot, aš vis laik galvoju, geriau pabandyti ir nudegti, negu iš vis nebandyti ir po to visą gyvenimą gailėtis ir galvot, blemba, turėjau tokią gerą idėją ir net nepabandžiau. Tai žinai, geriau bandyk, nudegsi tai nudegsi, bet gali ir pasisekti. Tai dabar judam į degalinę, nes ir automobilis nori atsigerti ir aš pats noriu rytinės kavos, nes man asmeniškai sunku rytą pradėti be kavos. Jeigu neišgeriu kavos, spaudžia galvą, nesigalvoja, negaliu dirbti, negaliu mąstyti, būnu piktas. Atvažiavom į degalinę. Benzeno 95. Štai kuro kainos nemažos, tai atsižvelkit, kad sklypas būtų geroj lokacijoje, nes važinėjimas irgi kainuoja. Aš vis laik pilant kurą mėgstu tokį žaidimą. Sustabdyti ant lygaus skaičiaus. Šį kartą bandysim sustot ant 40, nes daugiau pinigų neturiu. Shit. Nukratom iki paskutinių lašų. Visio, einam kavos ir apmokėt. Kavytės pasipildyta, kuro užpilta, dabar bus galima be galvos skausmo raižyti po miestą, po rajonus ir apžvalgėlės daryti sklypų. Tai pirma apžvalga bus padaryta sodo sklypo. Šaunam juodos kavos. Opa, kalnelis. Atgaiva kūnui ir sielai. Juoda kava yra. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau. Opa. Karšta. Iš karto įvažiavom į sodo sklypą ir matau patį pirmą minusą. Tai yra kelias, privažiavimas, žvirkeliuotas kelias, siauri keliukai, sunkus privažiavimas, sunkiai technikai jau būtų didelių problemų, jeigu reiktų kažkokio siurblio, krano, fiskaro ar panašiai. Tai jau reiktų spręsti šias logistinės problemas. Tai į tai reikia labai atsižvelgti. Sklypų patrulis Bratukas. Taigi, planuoji statyti namą, ar šiaip domiesi statybinis video, tai pirmas ir pats svarbiausias žingsnis tai yra sklypas. Net pats geriausias projektas gali nepadėti, jeigu jūsų sklypas yra netinkamas. Sklypas. Kai kalba eina apie sklypą, iš karto lygiagrečiai su tuo eina sklypo paskirtis. Apžvelkime pagrindinės sklypo paskirtis. Pirma, namų valda. Antra, žemės ūkio paskirtis. Trečioji, sklypas soduose. Na ir ketvirtoji, komercinis pramonės sklypas. Štai turime sklypus ir 4 pasirinkimus, kurį pasirinksi tu arba aš.
Pirmasis namų valdos sklypas dažniausiai turi arba gali turėti komunikacijas, gali būti miesto ar priemiesčio teritorijoje, gali būti griežti reglamentai, aukštingumas, užstatymo plotas. Antrasis. Žemės ūkio paskirties sklypas skirtas ūkininkavimui, sodininkystei, žemdirbystei, gyvulininkystei. Deja, gyvenamųjų namų statyti negalima, tačiau yra išimtis, galima pakeisti sklypo paskirtį, bet tai jau yra labai sudėtinga, jeigu tu nesi ūkininkas. Paprastai žemės ūkio sklypai yra pigesni, bet neturi daug reikalingų komunikacijų. Trečiasis. Sklypas soduose. Dažniausiai tai būna maži sklypai, turintys senus statinius ar sodo namus sklype. Jie yra gana pigus, bet dažniausiai eina be didesnių patogumų. Na ir gali būti problemų su privažiavimu ar dokumentacijom. Na ir pats paskutinis – komercinis ir pramonės sklypas. Tai yra verslui sukurti sklypai, kas yra pramonė, parduotuvės, biurai, gamyklos ir panašiai. Didesnė kaina nei namų valdos ir yra labai griežti reikalavimai, bei reikalinga specifinė infrastruktūra. Na ir jeigu čia brėžtume ribą kainą, galėtume suskirstyti šiuos sklypus pagal kainą. Tai būtų pigiausi, vidutiniai ir brangiausi. Taip, pigiausi sklypai tai yra žemės ūkio bei sklypai soduose. Vidutinio brangumo sklypai yra namų valda. Ir patys brangiausi sklypai yra komerciniai bei pramonės paskirties. No money, no honey. Iš ko susideda ta kaina ir ką svarbiausia įsivertinti prieš perkant sklypą. Biški šalta lauke. Markeris sušalo. Tai yra paskirtis, sklypo vieta, privažiavimas, komunikacijos, sklypo dokumentai, reljefas ir gruntas, kaimynai ir aplinka, kaina ir papildomos išlaidos. Na ir paskutinis – investicinė vertė. Taip, tai pirmasis – sklypo paskirtis. Nuo paskirties priklauso, ar galima statyti, ką galima statyti ir kokios statymo sąlygos. Toliau – sklypo vieta. Ar tai yra miestas, ar tai yra priemiestis, ar tai yra kaimas. Ar netoliese yra svarbios vietos, tokios kaip mokykla, darželis, parduotuvės, kiek keliauti iki darbo, stotelė ir kitos svarbios vietos. Nes žinote, kam dažniausiai žmonės statosi namus, perka sklypus, tai dėl to, kad prisidaro vaikų. Yra vaikai, reikia mokyklos, reikia darželio, reikia stotelės. Na ir žinoma, įsivertinkit, ar vieta yra rami, ar kažkur netoliese nėra kelio, pagrindinio kelio, ar yra didelės parduotuvės, ar kažkur statysis, ar statosi pramonės statiniai. Tai toliau turim privažiavimą. Šitas labai svarbus punktas. Tai pirmą reiktų įsivertinti, ar yra teisėtas privažiavimas prie sklypo. Teisingai, teisėtas, nes dažnai būna padarytas kažkoks šunkelis ir yra sakoma, štai čia yra kelias, bet kai pradedi statyti, supranti, kad čia nėra kelias ir kelią reikės įsirenginėti ir mokėti pinigus. Taipogi pasižiūrėti, ar kelias yra asfaltuotas, ar tai yra žvyrkelis. Niekas nenori skęsti ir gyventi dulkėse. Kai ateis žiema, prisnigs daug sniego ir ar tuos kelius valys savivaldybė, ar turėsi pirkti keturratį ir stumdyti kelius pats. Ketvirtas punktas. Komunikacijos. Ar yra elektra, vandentiekis, dujos, nuotekos, internetas. Jeigu kažko nėra, tai kiek tai kainuotų? Įsirengti ne tik kiek kainuotų, bet ar galima įsirengti tokius dalykus kaip nuotekų valymas ar gręžinys. Penktas punktas – sklypo dokumentai. Ar visi dokumentai tvarkingi? Ar nėra skolų? Ar nėra areštų, servitutų, ribojimų? Ar sklypo ribos sutampa su realybė? Šeštasis punktas – reljefas ir gruntas. Ar sklypas yra lygus? Ar sklypas yra šlaitas? Ar sklypo gruntiniai vandenys yra aukštai? Ar reikės pylimo, drenažo, pamatų gilinimo? Septintasis – kaimynai ir aplinka. Nes dažnai sakoma, kai perki sklypą, perki ir kaimyną. Tai įsivertinkit, kokie kaimynai aplinkui, ar tai yra kažkokie pramonės statiniai, ar apleisti namai. Taipogi, ar šalia planuojamos statybos, ar bus įrenginėjami keliai ateityje. Galite įsivertinti, ar jūsų sklypas nėra, pavyzdžiui, rizikingoje potvynių zonoje. Aštuntas punktas – kaina ir papildomos išlaidos. Ar kaina atitinka rinkos kainą? Kiek kainuos projektai, leidimai, prisijungimai prie tinklų? Ar reikia pildyti sklypą, ar reikia griauti esamus pastatus sklype?
sklype. Na ir paskutinis punktas – investicinė vertė. Žinoma, kai investuojam į kažkokį žemės sklypą, tai norime, kad jo kaina augtų, o ne kristų. Na tai ir įsivertini, ar vietovė turi potencialo brangti, ar galima sklypą dalinti, nuomuoti, parduoti ateityje. Taigi, sklypas. Sklypas tai nėra tik žemės gabalas, tai yra tavo gyvenimas, tavo investicija, tavo ateitis. Taigi rinkis atsakingai. Na ir padarius šią apžvalgą, aš iš karto galiu iš šio sąrašo išbraukti žemės ūkio sklypus. Deja, bet aš nesu ūkininkas. Gal labai norėčiau auginti kokias aveles kaip Petras, bet jau yra Petras, o aš esu bratukas, tai antro ūkininko nebereikia. Tai ūkininkas nebūsiu ir nepirksiu komercinio ir pramonės sklypo. Kol kas. Kas belieka, tai namų valda ir sklypas soduose. Taipogi šiandien apvažiuosim kelis sklypus, tai nuvažiuosim apžvelgti ir padarysim apžvalgas sklypo soduose bei namų valdos sklypo. Na ir galėsim nuvažiuoti į žemės ūkio arba miško paskirties sklypus. Šiaip pamaščiau, kaip pirmam sezonui turbūt nepirksim sklypo namų valdose. Kodėl? Nes jie yra brangus ir dažniausiai ten būna viskas paruošta, iščiustyta. Manau, būtų įdomiau pabandyti pirkti sklypą soduose, bet pirkti tokį kuo sudėtingesnį ir parodyti visiems, kaip reikia viską tvarkingai pasiruošti ir ką galima išspausti iš mažo sklypo soduose. Ką manot apie tokią idėją pirmam bratuko sezonui? Kas man paranku, tai sklypai soduose yra pigesni, jų galbūt yra didesnis pasirinkimas, nes namų valda geroj lokacijoje kainuoja arba kosminius pinigus, arba jų tiesiog nebėra. Jeigu kas nors turi kažkokį gerą variantą Vilniui, aplink Vilnių soduose, tai būtinai susisiekit su manim. O jeigu tu vis dar žiūri ir neišjungiai šio video, tai norėčiau tave paraginti, palaikink šį video ir pasubscribink šį bratuko kanalą. Nes čia tikrai bus kažkas naujo, kažkas įdomaus ir aš nebijosiu parodyti visų kainų. Manau, darysime taip. Su kiekvienu video skaičiuosim visus išleistus pinigus sklypui ir namo statymui. Viską parodysiu nuo A iki Z. Ir greičiausia bus statomas sklypas pardavimui, tai parodysiu, kiek man viskas kainavo, kiek aš išleidau, visas išlaidas ir už kiek išėjo parduoti ir ką gavosi užsidirbti. Ateis antras sezonas, pirksime kitą sklypą, statysim antrą namą. Namų yra įvairovė didelė. Stogo pasirinkimas, mūro pasirinkimas, pamatų pasirinkimas. Tai manau, čia bus daug įdomių sezonų, bet viskas priklauso nuo jūsų, draugai. Jeigu jūs auginsit auditoriją, laikinsit video, subscribinsit šį kanalą, tai aš tikrai nepasiduosiu ir niekur nedingsiu. Tai ačiū visiems, kurie jau subscribina, o naujiem žiūrovam prašau, užprenumeruokit šį kanalą. Nes kaip žinia, iš YouTube'o dar neuždirbu, dar monetizacijai reikia surinkti 4000 valandų, tai dalinkitės šio video, dalinkitės visais bratuko video, žiūrėkit, laikinkit ir ką, ačiū, važiuojam. O aš nebūčiau vyras, jeigu ant šio popieriaus lapo nenupieščiau pagrindinio dalyko, ką piešia visi vyrai pamatę popieriaus lapą. Voila! Bratukas stato namą. Na ir ką, turime pirmąjį sklypo apžvalgą, tai yra sklypas soduose. Įsivertinsim ir pažiūrėsim jo pagrindinius minusus. Namukas jau yra pastatytas, taigi padarysime trumpą apžvalgą. Ką galime pirmą įsivertinti, tai matome štai asfaltuotas kelias ir įvažiavimas į sodus iš karto žvyrkelis. Pliusas, kad netoli pagrindinė gatvė, asfaltuotas kelias, tačiau čia jau iškart įvažiavus į sodus prasideda žvyrkeliniai keliukai, sodo keliukai, kas yra nelabai gerai. Taigi, tokiose vietose sunkiai važiuoja didelės statybinės technikos. Na ir štai atėjom prie pirmojo sklypo. Iš karto, ką matau, tai sklypas yra nedidelis, soduose visi sklypai yra apie 6 arus ir šis sklypas yra siauras ir ilgas. Visas sklypas eina į įkalnę. Taigi, čia jau matome, buvo vežta grunto, norint pakelti sklypo reljefą. Labai dažnai žmonės neįsivertina to dalyko, kaip sklypo aukščiai
ar reikės privežti grunto, ar nereikės, nes šitie dalykai kainuoja labai daug pinigų. Su kokiom problemom susiduriam, kai kalba eina apie sklypo pakelimą. Kartais gali atrodyti, kad sklypą pakelti reikia tikrai nedaug, bet tas nedaug, žinokit, daug kainuoja. Nes jums reikia privežti žemės, žvyro, žinoma, su karučiu neprivešit, reikės sunkiosios technikos, kas kainuoja tikrai nemažus pinigus. Kartais net tenka keisti projektą, tai reikia įrengti aukštesnius pamatus, reikia atraminių senelių, laiptų ir kaina gali išaugti tūkstančiais, o kartais net 10 000. Tai gali sukelti problemų ir kaimynams. Jeigu, tarkim, pakeltas sklypas nukreipia vandenį ir visą nutekėjimą į kaimynus, tai gali sukelti ginčių ir bylinėjimusi. Taipogi kartais reikia leidimų ir viską suderinti su savivaldybe, kas irgi užtrunka. Gali prireikti geologo tyrimų, kad įvertintų grunto nešimą bei stabilumą. Tas užtrunka laiko. Po sklypo pakelimo dažniausiai reikia laukti grunto suslūgimo, kas užtrunka nuo 3 iki 6 mėnesių. Na ir reikia atlikti tankinimą, kad pamatai nesėstų. Kaip matote, net toks paprastas dalykas kaip sklypo pakelimas gali sudaryti nemažų problemų, kas išaugina kainą bei laiką. Kai kalba eina apie sodo namą, tai yra labai aiškus keli kriterijai. Tai yra namo kvadratūra. Negalima statyti didesnio namo negu 50 kvadratų. Ir aukštingumas. Namas negali viršyti 5 metrų. Jeigu jūs tenkina šie ribojimai, tai jums statant sodo namuką nereikia projektų ir statybas galite pradėti daug greičiau. O jeigu norite didesnio namo, tada jau reikia leidimų, derinti su savivaldybe, projektų, konstruktyvų, prasideda daug popierizmo, daug pinigų, statybos dar nepradėtos, o išleisti tūkstančiai. Kas dar labai svarbu? Kur darysite kakų ir sysių? Tai dažniausiai sodo sklypose nėra nuotekų bei valymo įrengimų. Arba jeigu yra, tai yra daug problemų derinant su savivaldybe. To pasiekoje reikės įsirengti nuosavus nuotekų bei valymo įrengimus. Ir žinoma, kitas aspektas – vanduo. Sodo sklypai dažniausiai turi sodo vandenį, o sodo vanduo yra užsukamas, kai baigėsi vasara. Ką daryti, kaip gyventi žiemą. Manau, kai statai namą, nori gyventi pastoviai. Vandens reikės pastoviai. Pirmas variantas yra gręžinys, nuosavas gręžinys. Vėl papildomos išlaidos. Ir ne visą laiką savivaldybė gali leisti įsirengti gręžinį sodo sklype. Jeigu šis variantas atkrenta, yra kitas variantas – miesto vandentekis. Galima prisijungti prie miesto vandentekio, bet vėlgi nėra viskas taip paprasta ir pigu. Reikia papildomo projekto, viską derinti su sodo bendrija, viskas užtrunka daug laiko, vėl papildomos problemos. Tai visus šitos dalykus reikėtų išsiaiškinti prieš perkant sklypą, o ne jau nusipirkus. Iš pirmo žvilgsnio pasirodė pigus sklypas, gali pasidaryti pats brangiausias sklypas. Taigi apžiūrėjom pirmąjį sodo sklypą, dabar važiuojam apžiūrėti kitų sklypų rūšių. Let's go! Na štai ir įvažiavome į sodų bendrijas. Ką iš karto pastebėjau, tai kaip matote, kalnas pakalnė, asfaltuotus ruožus keičia žvyrkeliai, siauri keliukai, privažiavimai sudėtingi, pats apsistatymas vienur seni namai, kitur nauji namai, tai tokia kaip balta mišrainė, čia visuma visko. Čia atrodo yra 1000 įvažiavimų ir 1000 išvažiavimų. Na, važiuoji, kažkur važiuoji, čia iš vis nebeaišku, kur aš atvažiavau. Greičiausia akligatvis. Jo, čia akligatvis. Važiuojam toliau, realiai aš tai pasiklydau. Atrodo, ką tik įvažiavau, o aš jau blemba dar vienas akligatvis. Tai man tuo sodai ir labai nepatinka. Keliai. Pravažiavom pro sodų bendrijas ir iš karto už ko man užkliuvo akis, tai yra keliai. Tai kaip matėte, asfaltuotus ruožus keičia žvyrkeliuoti keliai, labirintai, važiuoji, nežinai kur nuvažiuosi, pilna akligatvių. Atrodo, čia nedidelė bendrija, bet tų kelių yra milijonas. Ir pats apsistatymas, naujas namas, senas, naujas, senas, tai nežinau, nėra labai simpatiška vietovė, nelabai norėčiau čia pirkti sklypą ir pats reljefas, tai kalnas pakalnė,
aštrūs keliukai, aštrūs kampai, privažiavimas sunkiai technikai būtų labai didelė problema. Na ir štai turime mišką. Tobula investicija. Kodėl? Gamta, malkos, ramybė. Kai kalba eina apie mišką, tai iš karto asocijuojasi su ramybė, sveikata bei privatumu. Investicija, auganti vertė. Tai yra auga medžiai, auga jūsų pinigėliai. Na ir kas dar, tai laisvalaikis. Jeigu turit gerą derlingą mišką, tai auga grybai, auga uogos. Galite praleisti laisvalaikį, tai yra medžioklė, grybavimas, uogavimas, prisidedat prie ekologijos. Aišku, jeigu neiškertat to miško, iš karto jį nusipirkę. Galite iškirsti, bet lygiagrečiai reikia jį ir atsodinti. Tačiau miške sklypo nepirksiu, miške namo nestatysiu, nes tai nėra labai įmanoma, nebent tai būtų namelis medyje. Bet aš ne Robinzonas, mano tikslai kiti, tai prie miško per daug ir neužsibūsime, keliaujam toliau. Miškan malkų, ne miškan malkų. Na ir štai namų valdos sklypai. Ką iš karto turime? Tai stotelę prie pat kelio, turime asfaltuotą privažiavimą. Tai gana aiškiai matosi, kaip suskirstyti sklypai, per vidurį eina keliukas, prie pat pagrindinis asfaltuotas kelias, geras privažiavimas, žinoma bus visos reikalingos komunikacijos. Taigi, tokie sklypai labai patogus, labai lengvos statybos, daug problemų nėra, bet tokie sklypai daug ir kainuoja. Kai jau važinėjame po namų valdos sklypus, namų valdos teritoriją Vilniaus mieste, tai viskas daug tvarkingiau negu soduose. Gražūs keliai dažniausia, visi susisiekimai, stotelės, mokyklos, darželiai. Na štai atvykome apžvelgti dar keletą sklypų. Štai vienoj pusėje ruošiamas sklypas, kitoj pusėje taipogi ruošiamas sklypas. Kaip ir minėjau, užvežinėjama žemių sklypo pakelimui. Dabar pravažiuosim pro teritoriją, pro lokaciją, kurioje pastatėm ne vieną namą. Kai čia pradėjom statybas, tai praktiškai nei vieno namo čia nebuvo. Čia apsistatė labai greitai, per kokius 5 metus pridygo namų kaip grybų rudenį. O dabar čia jau gauti sklypą arba labai sudėtinga, arba čia jų iš viso nebėra. Nu, arba kaina yra kosminė. O atsimenu, prieš kokius 7 metus čia buvo galima nusipirkti sklypą už kokį 20 000. Tai dabar čia vieta labai gera, nes netoli Molėtų plentas, statosi daug parduotuvių, prekybos centrų, mokykla, pagrindinis kelias, visur asfaltas. Aišku, čia dar žvyrkelis, bet ateityje garantuoju, kad greitai bus ir asfaltas. Tai šiaip lokacija žiauriai gera, tačiau sklypų čia nebėra. Apžiūrėjom keletą sklypų, labai daug neapžiūrėjom, bet labai sekina šitą sklypų paieška. Detalesnę informaciją ir daugiau detalių pamatysite, kai jau grinai važinėsiu ir ieškosiu pačio sklypo savo. Dabar tiesiog apžvelgėm bendrai, ko galima tikėtis, ką galime gauti, ką galime pamatyti. Taigi, jeigu patiko, nepamirškite paspausti širdelės, pasubscribinti Bratuko kanalo ir jeigu bus didelis susidomėjimas, tai toliau tęsime šią odisėją, tęsime paieškas ir, kaip sakau, kai jau grinai ieškosiu savo sklypo, tai pateiksiu daug daugiau informacijos, daug labiau įsivertinsime sklypus, pažiūrėsime jų pliusus, jų minusus. Tai likit pasijungę, laukit kitų videosikų ir ačiū tiems, kas žiūri. Viso gero, su jumis buvo Bratukas ir čia jo buvo antras videosikas. Ar išvystė trečią videosiką, priklauso nuo jūsų aktyvumo.